Sveiki įsijungę antrąjį Lielta alumni podcastą. Šiandieną svečiuose turime Club IQ bendrovės prezidentas Steponas Zagrabskas. Sveiki. Taip, tai šiek tiek apie Steponą. Tai Steponas Zagrabskas nors dar mokosi mokykloje, tačiau jau yra įkūręs 4. verslą. Taip, ir ganėtinai daug laisvalaikio skiria sportui. Tai yra kovos menams, mišriems kovos menams, daugumai geriau žinoma kaip MMA. Jo, taip, MMA, toks aš perėjęs iš labai skirtingų stilių, kažkada buvau boksininkas, iš bokso turėjau traumą riešo, gan stiprią, ir tada turėjau pasirinkimą arba tokį laikyti pyktį ir niekada neit prie bokso kriaušės arba pradėti spardytis. Tai perėjau į kickboksą ir tada iš kickbokso supratau, kad smagu yra mokėti ir kitokių dalykų. Tai perėjau į MMA. Okay. Kas labiausiai žavi MMA? Labai baisiai skamba, bet tas žiaurumas tikriausiai. Man tas dalykas, kad gyvenam labai uždarą gyvenimą, kuris labai saugus, kartais pasidaro nuobodu. Ir tas, kad kažkur yra tokio ekstremalius pojūtis. Tiesiog. Tai tikriausiai tas. Okay. Kiek laiko jūs sportuoji? Tai MMA būtų jau 5 metų, tačiau boksų pradėjau prieš 2 metus, taip pat kaip ir su svarmeniu. Kas labiausiai iš kovinio sporto atsispindi verslų kūrime, kokios asmeninės savybės? Nepasidavimas iki paskutinės sekundės, manau. Visi tikriausiai yra matę Rokio pirmą filmą, jisai 14 ar kiek jisai ten jau seniai teko matyti, bet eina, kad ir kiek jam suteikia tokių dūžių ir tokių nusivylimų, minusų, vis tiek jisai atsistoja, rando pradžioje ir eina vis tiek į priekį. Tai, manau, tai daugiausiai. Ir tas dalykas, kad jeigu tu nedirbsi su savim, tiek MMA sporte, tiek kitose sportuose, tai nieko nebus. Tai su kompanija irgi niekada negali atleisti kojas nuo stabdžio ir visą laiką turi tobulėti. Tai pagrindiniai dalykai, kad padeda sunkiais laikotarpiais išgyventi ir šiek tiek spaudžiamas naudot, kaip supratau. Taip. Okay. Pakalbėkime apie tuos tavo 3 verslus praeitus, kuriuos jau buvai įkūręs. Antroji idėja buvo saulės baterijos. Ką plačiau apie jas galėtum pasakyti? Toks labai irgi įdomesnis verslas, kad teko būti apgautam. Čia buvo tas pirmas, kad verslas šiaip iš tikrųjų yra džiunglės ir išlieka tie, kurie, eina į priekį. Ir tame dalykas, kad nusipirkau, turėjau jau viskas atkeliauti pas mane, turėjo atkeliauti, man atrodo, 50 jų, atkeliavo 10. Skambinu žmogui, kuris AliExpress'o pardavinėtai ir jisai neatsiliepia, rašau elektroninius laiškus irgi nieko neatsiliepia. Bandau tada susisiekti per AliExpress'ą su juo ir AliExpress'as parašo žinutę, kad jisai ištrynęs paskyrą. Ir tada negaudysi kažko iš Kinijos, kas tau skolingas kažkiek pinigų. Tai tiesiog reikėjo priimti vienus ar priimti panką. Trumpiau tariant, atgalo. Yeah. Ko pasimokė turbūt, kad nepasitikėti netinkamai žmonėm. Aš iš vis turiu tokią, vieni sako, kad labai prastas dalykas, bet aš labai sunkiai pasitikiu žmonėm. Ir kad pasitikėjimas, jeigu jau tu užsipelnėjai, tai jisai yra ilgam amžiui. Tai aš manau, kad versle visą laiką reikia turėti visus per tokią ištiestą ranką. Ir tas pasitikėjimas, galvot, kad jisai man nori gero, bet visą laiką prisiminti, kad pirmam žingsnį, kada jau jis galės tave užšokti, perlipti,
tai ir padarys, nes visi mes čia esam dėl kažko materialaus ir visi turim problemų, kurias pinigai gali išspręsti. Pratau, trečioji idėja buvo sportinės gertuvės. Ką apie jas galėtum pasakoti? Tai čia buvo labai paprasta idėja. Pradėjau vaikščioti į sporto salę ir tiesiog užknisau, kad kupriniai užima tokį didelį turį gertuvė, kuri yra tuščia, net nepilna. Pasižiūrėjau, pats nusipirkau, panaudojau, galvojau, nieks aplinkui sporto salėse neturi tokio dalyko. Pradėjau pardavinėti ir čia buvo mano pats pirmas dropshippingo idėja, bet jinai ir buvo pelningiausia. Ir šiaip iš tikrųjų, ką ir išmokino jinai mane, kad valdyti finansus. Nes iki šios sekundės negaliu pasakyti, kiek išdirbau iš jos. Nes būdavo ateina pinigai į banko sąskaitą ir aš einu kavos atsigerti į miestą, aš einu su draugais papietauti ir tada toks, niekada neturėjau to tokio, kad tiksliai žinau, kiek uždirbau iš to, tai išmokino, kad reikia finansus valdyti, nes tada žinosi, kaip, kas, kiek, ką tu padarai, ką gali padaryti geriau. Ok, manau, jau galim judėti prie Club IQ, naujosios jūsų idėjos. Tai kokią problemą jinai sprendžia? Tai Club IQ sprendžia tokią problemą, jog mes matome, jog senoji mūsų mokytojų karta labai turi didelę problemą mokinant naująją kartą, nes tiesiog kiti skirtingi mokymosi metodai, žmonės negali palaikyti tokio ilgo dėmesio. Ir mes tai išsprendėm sujungiant vyresnių šiek tiek klasių mokinius su jaunesnių. Tai 11-12 klasė, 11-12 klasės mokiniai pradėjo mokinti 9-10 klasės mokinius. O patys buvo nekartą susidūrę su šita problema, ar kaip jinai jūs asmeniškai liečia? Asmeniškai manęs tikrai nebuvo taip pat labai liestų, nes mano visą 9 klasę aš buvau nuotoliniam, tai nusirašinėjau viską, tai nereikėdavo korepetitoriaus, o 10 klasėje buvo toks momentas, kad labai daug dirbau ir kažkaip net nepasijuto. Aš labai gan gerai sutariu su mokytojais. Kodėl jūsų idėja yra reikalinga rinkoje? Kokią pridėtinę vertę jinai kuria mokiniui? Jinai pasiteisina, nepasiteisina, tas mokymas jūsų pagerėjo rezultatai mokinių besimokančių pas jūs? Ši idėja buvo, kad aš ją pastebėjau, kad prisimenu 10 klasėje vienai merginai, savo draugiai, padėjau iš 5 chemijos vidurkio pasikelti iki 8. Buvo labai gerai. Mokėjau tai. Ir panašiai ir tas ir yra, kad jeigu tu dirbi su žmogum, tai jisai realiai gali pasiekti. Nes bent kaip mano matematikos mokytojas sako, Steponai, nesi tu protingas, bet bent dirbi. Tai, yra pas mane tas dalykas, kad jeigu tu ir dar turi ir proto, ir dar dirbi, tu gali beveik bet ką pasiekti. O jeigu tu neturi proto, jeigu daug dirbsi, didelis šansas, kad irgi kažką daug pasieksi. Tai, kad pridėtinė vertė buvo tiem žmonėm, tai 100%, nes tu jau vyresnių klasių mokiniai jau yra perėję tas temas, tas visas formulės ir visa kita. Jie žino, kur jie darė klaidas ir jie žino, kur jų draugai darė klaidas. Tai labai gan greitai padeda suprasti kitų jaunesnių, kurie yra mokinami, kur jie galėtų daryti klaidas. Ir iš tų klaidų vienas iš kito klaidų pradeda mokintis. Tai padeda, tikrai padeda. O ar jinai veikia jūsų idėja kitose mokyklose, ne tik jūs? Neišsiplėtėm per šios metus į kitas mokyklas. Neteko. Kokia buvo pagrindinė to problema, kodėl neišsiplėtė?
negalėčiau dabar taip paimti ir vieno įvardinkas, nes čia tikriausiai, kol kalbėsiu, bus daug istorijų, kas buvo, kiek keitėsi pas mus visa kompanijos dinamika, kaip aš buvau, negalėjau dėl kai kurių dalykų daryti, vykdyti kompanijos veiklos, bet nėra taip, kad vienas dalykas įvardintų ir mes kad vėl susijėmėm, pradėjom daryti visą tą labai kių dalyką, tai buvo kovo mėnuo, kai vėl jau susijėmėm, gal sausio dar vidurys irgi buvo. Kokie pagrindiniai pavojai yra jūsų idėjai? Kas tokie trigger pointai, kurie galėtų sužlugdyti jūsų idėją? Buvo pirma problema, kad daug kas nesuprato, kodėl 11-12 klasių mokiniai išvis imtųsi mokinti jaunesnio klasių mokinius. Ir prie šito klausimo gan ilgai sėdėjom. Pradžių sugalvojom su Martyno padaryti taip, jog yra reitingas, tiesiog kiekvieno mokytojo ir geriausias mokytojas tą mėnesį gauna tam tikrą sumą. Tu laimėjai prizą, jog tave geriausiai įvertino mokiniai, tai tu pradedi pamoką, tau kažkas parašo, jog sveikas, man reikia chemijos pamokų į chatą ir tu atrašai, jam patenti, jisai po pamokos tavį įreitina, tu daugiausiai reitingų turi, pakyli į viršų, tu gauni tuos prizą. O kokie buvo prizai, nepaslaptis? Pinigai. Ir taip išėjo, jog tavo problema, jog nebuvo suinteresuoti šiaip iš tikrųjų vyresnių klasių mokiniai. Mes kai darėm rinkos analizę, mes galvojom apie jaunesnių, kaip pritraukti tuos pinigus, kad jie padėtų, bet tos vietos, kad reikia ir paklausti, ar vyresnių klasių mokiniai norėtų mokinti, nešovė tą sekundę į galvą, ir čia buvo viena iš didžiausių problemų. O kokius dabar matot dalykus, kaip galėtumėte išspręsti šitą problemą? Dabar šią problemą rytoj yra mūsų kompanijos bankroto diena, tai nes turime užsidaryti dėja, tai taip tiesiogiai neteko pagalvoti, kaip būčiau pakeitęs šitą idėją, bet tas dalykas, kad mes buvom susirinkę komandą, ir ta komanda, mes 11-okai, kurie darė šitą kompaniją. Ir visi buvo kažkokiu dalyku labai gerai mokėjo. Martynas puikus informatikoje, informacinėse technologijose. Martynas Lusas. Žiūrovų turbūt nežino, bet vienas iš kompanijos bendrai kūrėjų. Kolega, vyresnysis partneris. Ir tai jisai yra prie to labai geras. Aš esu biologijos ir chemijos, gamtinių mokslų visų. Ir tai tas dalykas, kad mes turėjom mane, Martyną ir dar 2 kolegus, kurie atsisakė, jog aš minėčiau jų vardus. Tai padėjo, kad mes palaikytume tą tokį, kad ir mes ir neturim mokytojų, bet mes vis tiek galim prisitraukti klientų ir mes 4 dirbom ir mokinom. Tai. Bet neteko. Tai iš tikrųjų pagrindinė problema jau nuo pat pradžių buvo, kad netlikot išsamesnės rinkos analizės, ar ateitų būtent tie vyresnių klasių mokiniai ir iš to galite pasimokyti. Taip. Okay. Su kokiais sunkumais susidūrėte apskritai visos programos metu? Tai esu pasiruošęs kelias temas. Pirma tema gal būtų kalėdinis ekspo. Nes mes pirmus 2 mėnesius, kai mes pradėjom tą kompaniją, ten daug ko nebuvo, ten buvo tiesiog ruošimas, atsidarimas visokių tų, galvojimas tų, susistatymas finansų, rinkos analizė. Ir kalėdinė ekspo buvo tas pats pirmas dalykas, kur jau mes galim kažką. Ir aš prisimenu, tai buvo diena prieš ekspo, penktadienis, ir aš gaunu kažkur apie 6:30 voice iš garso žinutę iš Martyno. Aš turiu gerą idėją. Ir nieko nepratęsti, nei aš žinau
Ir Martynas yra iš tų draugų, kur jeigu jis sako, kad jisai turi gerą idėją, tu nežinai, ar jisai dabar galvos pasaulį užimti, ar jisai kažką kompanijai nori padaryti. Tai atėjau į mokyklą ir Martynas šokinėja iš džiaugsmo. Jis man papasakojo savo idėją, jog jisai norėjo šiek tiek pakeisti. Nu, šiek tiek, tai jisai bent pasakė šiek tiek, bet ten nebuvo šiek tiek, ten buvo visiškai pakeisti nuo pamatų klabaikių ir ką mes veikiam ir pakeisti visas rinkos analizės turim pakeisti, visus, viską. Tai galbūt galim išsiplėsti, kaip atrodė iki to Martyno pasiūlymo ir kaip po Martyno pasiūlymo. Tai iš pradžių buvo tas, kad reitingai, tu laimi, gauni prizą, mokini kitus. Martynas atėjo tokį su pergalvotą korepetitus idėją, kad irgi reitingai, bet tada reitingai ir kažkaip susidėliojom mokytojus ir tada tas mokinė ir ten jie tada ima iš pinigų ir tada mes komisinius tik tai gaunam, o ne prenumeratas. Ir aš sėdžiu 8 ryto, dar sunkiai išsimiegojęs ir mes tada pradėjom pyktis. Ir taip pyktis, kad mums buvo pirma ekonomikos pamoka ir taip pyktis, kad mokytoja realiai išvarė mus iš klasės. Sako, eikite jūs į koridorių ir išsispręskite jūs tas savo kompanijos problemas. Nu, atsisėdom mes ant kažkokio pufo ir jo idėja buvo, aš supratau, kad jo idėja nėra bloga. Aišku, mes jos savo kompanijos metu niekada dar nepasiekėm. Tai palaukit. Kaip suprantu, jūs tiesiog idėja buvo tokia, kad mokiniai mokėtų mokytojams ir jūs gautumėte tik tai komisinį mokestį. Jo idėja buvo tokia. Ir aš supratau, kad šiaip idėja nėra bloga. Tai ką mes padarėm, jog tiek mano idėjos palikom, tiek jo idėjos, kad visas dalykas, jog tu kyli reitingais, visa ta lentelė išlieka. Tačiau, kai tu pasieki pirmą vietą, tu tampi klabaikių patvirtintų mokytojų. Nu, kad jeigu jau sugebėjai pasiekti tą pirmo mokytojų titulą, nugalėjimą, kad tu esi patvirtintas ir mes žinom, kad tu gerai mokinė. Ir tada mes suteikiam, kad jie patys gali rinktis mokinius ir juos mokinti ir patys jau nustatyti savo kainas. Tai jūs kaip ir sujungėt 2 idėjas į vieną. Taip. Tai čia buvo, tada jau negriovėm pamatų, o iš pamatų dar kažką dastatėm. Tai gan tiek gerai. Tada kita problema buvo, sunkumas daugiau, kalėdinis ekspo, kita diena, pakeitus pamatus. Prisimenu naktis prieš, dirbau iki 3 nakties, nes pamiršau pasidaryti plakatą. Tai 3 nakties bandžiau kažkur surasti printerį, kuris spalvotai printintų. Ir kaip sekėsi? Labai dėkoju savo broliui, nes jeigu ne jisai, niekur nebūčiau radęs spalvoto printerio 3 nakties, jisai ten kažkur dar bet buvo užsikišęs į. Tai atradom tiesiog. Ir tai mes nueinam 9 ryto. Ir ryte atsikėlęs, prastai jaučiuosi, bet taip prastai, kad kaulus laužo, raumenis skauda, galvos skausmas. Ir prieš išvažiuojant, nes mane brolis ir nuvežė ten, prieš išvažiuojant pasimatuoju temperatūrą. Ir 39,7. Ir norisi skambint Martynui ir kitiem kolegom ir sakyt, sorry, bet negaliu, bet aš prezidentas negali net keliauti tokį dalyką. Taigi iki šios minutės prisimenu, išsitraukiau iš pintelės 2 teraflų, į vieną puodelį išgėriau, žiūrėsim, kaip bus, tai bus. Važiuoju, aš ten ir iki 12 buvo nuostabu, net nepajaučiau, kad kažką turiu. O po 12 jau tada vėl kažkas grįžo, tikriausiai teraflų nustojo veikti. Ir aš stoviu tam mūsų būdeliai, sakykime, ta vieta, kuri buvo paskirta mum. Ir sėdžiu susigūžęs visas
Ir tik ateina kažkas, žmogus, kuriam pičą turi duoti, atsistoju ir pilnas energijos, aiškinu ir viso gero. Ir jau taip susilenkiu ir atsisėdu ir tada tik tai, kad nieks nejudintų manęs 2 minutėm. Tai po to tada dar vieną terapų atvežė, tai jau tada vėl pajudėjom. Tai o šitas dalykas, ką mane išmokė, kad reikia tausoti sveikatą. Reikia tausoti sveikatą, nes tai nepakeisi, nes aš manau, kad dėl to dalyko jau, turėjau tą sekundę dirbti, o negalėjau. Ir aukojau sveikatą kompanijos ir visą eigą sustojo, nes aš tada kitą mėnesį vos pajudėjau iš lovos, taip stipriai įsirinau. Tai mane tas ir išmokė daugiausiai. Čia iš tikrųjų tas labai ryškus iš NMI, kaip apkalbėjom, nepasidavimas, bet jau čia labai aukšto lygio ir net perdegi žmogus. Gera pamoka buvo. Taip, ir aš prisimenu, kaip grįžau aš po tos expo ir susitikau su draugu. Ir jis sako, tavo akyse dvasios nėra. Sako, sielos nėra, toks tuščias atrodai po visos dienos. Sakau, neklaus. Tai sveikata irgi yra svarbu. Reikia, kad ir dirbi, kad ir viską darai, vis tiek turi prisilaikyti tą savo sveikatą, nes viskas priklauso nuo tavęs. Tai jeigu tu jau byri, tai jokio skirtumo, kaip tavo gerai kompanijai sekasi. Tai jau toks dalykas buvo. Tai išmokinom tokią pamoką. Tada grįžau iš ligos. Vėl pradėjau tą idėją vystytis, kad reikia dirbti vėl prie tos kompanijos. Pradėjom teikti, sunkiai pritraukėm tada, nes jau marketingas, nes tuo metu buvo jau pradėjo skilinėti mūsų kompanija, kaip žmonės, kurie jau ten buvo. Tiesiog tie jau pradėjo nenorėję, nes aš nuleidau tą koją nuo gazo ir žmonės jau pradėjo atsitraukinėti. Čia irgi turbūt gera pastaba, kai lyderis komandos yra nelabai motyvuotas, dažnai ir komandai išyra. Tai iš tikrųjų čia ir lyderystės galima pasimokyti, kad tu kaip ir turi visada stengtis ir nepaleisti komandos. Taip, čia vienas iš priežasčių, aišku, ten ir buvo labai stipriai viskas vyko dėl asmeninių priežasčių, bet irgi tas lyderystės dalykas irgi pilnas buvo. Tai tada grįžom ir sugalvojom, žmogus sėdi mano sekretorija. Sekretorija labai įdomiai skamba, kaip man 17, bet jinai ant mūsų kompanijų rašyta kaip mano sekretorija. Tai ir vadinasi. Pasiūlė man daryti tokias kaip ne edukacijas, bet ateiti į klasės valandėlės pirmokam. Ir pirmokam tai yra 9-okam mūsų mokyklos. Ir papasakoti apie LabIQ. Ir viskas buvo puiku, susidarėm visus tuos skaidres, viskas puiku, pirmas 3 pamokas turėjau. Aš prisimenu, nuėjom į lietuvių kalbos mokytojos pamoką. Ir praėjo tas visas, mes papasakojom apie ką. Ir tada prieina prie manęs ta lietuvių kalbos mokytoja ir sako, o jūs pakeiskit pirmą skaidrę. Ir aš sakau, o tai kas su jie blogai? Sako, toj skaidriai yra toks labai visuomenėje šiuo metu kontroversiškas žmogus. Ir aš toks, ką jisai padarė? Tai jis įrašyktų jo pavardę į tą. Ir jis įrašau ir man išmeta 40 tiesiog straipsnių apie taip, ką jisai padarė. Ir, aš buvau paminėta, kad aš nelabai jau galiu pavardę vartoti, bet, jisai, sakykime, padarė gan didelį nusikaltimą mūsų visuomenėje ir tai nėra moralinis klausimas. Ne. Ir aš tada prisimenu, po tos pamokos mes turėjom dar vieną klasės valandėlę. Ir aš turiu flešiuką rankoj ir aš bėgu į mūsų biblioteką mokyklos, kišu ir bandau kažką pakeisti. Ir aš prisimenu, mes tiesiog vietoj tos nuotraukos, kad nebūtų tiesiog tuščia skaidrė sveiki,
tiesiog kačiukų nuotrauką įmečiau ir ištraukė tą pliušiuką ir nuėjau į kitą pristatinėti. Tai išmokino tokią pamoką, kad naujienos irgi šiaip iš tikrųjų yra svarbu tavo kompanijai, nes ten vienas kito žodis, kurį tu gali parašyti savo skaidrėse arba protokole, ar kažkokioj sutartį gali būti. Taip pakeisti viską ir taip sugadinti tavo reputaciją, kad ne tavo žodis. Turbūt galime judėti jau prie kitą klausimą. Tai kokiais būdais rinkote atsiliepimus iš mokinių, klientų savo? Google formas buvo, man surinkė 120, man reikia žmonių, kurie atsakė į tai. Ir daugelis šiaip iš tikrųjų buvo pasirašę, jog sakytų, kad eitų. Bet dažnai tai būna, kad rinkos analizė rodo vieną, o šiaip tikras gyvenimas rodo kai ką kitą, nes kai tau sako, kad tu gali mokėti tos 2 eurus ir mokintis yra vienas reikalas, o kai tu jau turi tos mokėti 2 eurus, tai yra kitas reikalas. Tai nepasitvirtinam, bet turėjom mes vis tiek. O proceso metu atlikinėjote kažkokias apklausas, kaip galite pagerinti savo paslaugų kokybę ar kažką pridėti? Nebuvo tiesiog jau poreikio tam, nes pirmas mėnesis, tada mano susirgimas ir tada dar 3 mėnesiai, tai mes jau tada turėjom pastovius kelis klientus, kurie atnešė šiek tiek pelno. Tai tada ir neapsimokėjo ir mes supratom, kad, aš vis tiek 11-okas turi mokintis, Martynas irgi 11-okas turi mokintis, tai turi vis tiek irgi derinti tą, kad turi verslą ir turi šiaip iš tikrųjų savo ateitį, negali ir to paleisti. Tai mes turėdami tą tokį pastovį numerį, supratom, kad labai optimalus jisai yra. Tik mes spėjom su savo gyvenimu viską tiek su kompanija, bet jeigu, manau, būtume norėję, nebūtų mūsų asmeninis gyvenimas įėjęs į kelią, tai aš manau, kad būtume klausę ir bandę tobulėti kažkaip. Supratau. Kalbant apie marketingą, komunikaciją, tai jau paminėjot, kad eidavote į klasės valandėlės pristatinėti, kaip būtent nuo pat pradžių vyko, kaip patį pirmą klientą pritraukėt? Pačius pirmus klientus pritraukėm aš esu mokinių taryboje mūsų mokyklos, tai padėjo, nes tiesiog su mokytojom pasikalbėjom ir paprašiau, kad jos pareklamuotų, tai ten buvo pirmi. Bet aš prisimenu, mes buvom, Junior Achievementas vykdė tokią stovyklą kažkada, prisimenu, visai dienai per kažkokią platformą, kaip žaidimas. Ir aš prisimenu, mes kūrėm, man reikėjo sukurti per 20 minučių kažką, kas būtų panašu į reklamą. Tai aš nežinau, galėsiu persvistas, galėsit gal įdėti į tą. Bet ten buvo tiesiog aš mokykloje, nes ten visas dalykas, aš tiesiog nuėjau į tualetą ir įrašiau savo balsą, užmečiau kelias dainas ir nuotraukų pridėjau GigaChat mimo ir padarėm. Ir sakė, bent žmogus, vienas iš mūsų mokyklos, kurį mokinau chemijos, sakė, kad pritraukė tas. Tai man pagodė širdį šiek tiek. O kalbant apie plačiau socialinius tinklus, kiek mačiau Instagramą, turit susikūrę, kaip ten viską dėliojat, į ką orientuojate? Tai mūsų Instagramas buvo tas pradinis šaltinis visko, kad tu pirmiausia parašai man per Instagramą, mes tave prijungiam prie platformos. Tai mes jau dažnai naudodavomės. Bet sekretoriai prie to dirbdavom. Beveik viskas. Ar socialinių medijų tik tai Instagramas, ar ir TikTokas, ir viskas daugiau. Kokie TikTok'e pagrindėjami? Tai va tas video buvo vienas. Ir pilnai užteko po to kažkaip nesinorėjo daryti. Taip, pakalbėkime apie pelną. Minėjot, kad skaičiuojat ir atlikot lūžio taško analizę. Tai galbūt pakalbėkime apie tai, iš kur ateina pas jūs pelnas pagrindinis ir apie tą visą lūžio tašką. Lūžio taško situacija pas mus buvo labai gera iš pradžių, aš prisimenu, nes buvo
mūsų kaip pirminė idėja buvo, mes iš pradžių galvojom daryti svetainę, ir platformą buvo tam visam mokinimuisi, bet taip išėjo jau nepadarėm, neišradinėjom naujo rato, radom naują tiesiog platformą ir per ją darėm viską, bet lūžio tašką vis tiek teko. Mes buvom labai gerai susiradę, 14 buvo, aš prisimenu, prenumeratų. Ir mes esam lūžio taške, susimokėjau už svetainę visą tą. Ir aš prisimenu, dariau svetainę, padariau aš ją. Neminėsiu aš tikriausiai tos platformos, per kurią dariau, bet aš padariau. Ir tada man reikėjo serverio domeną nusipirkti ir visą kitą. Prisimenu, mūsų lūžio taškas iš 14 pakilo iki 58 per mėnesį, kad išsimokėtinai dar 2 mes praeitume. Toksai, gerai, svetainę metam, randam naują platformą. Tai tada iš vis, kai mes atradom tą naują platformą, teko tik tai tada mokėti tiem, skiriam tas algas prizus mokytojam. Platformą, manau, gali įvardinti, Discordas, tai. Ir tai mokėjom tas. Ir ten būdavo 60% beveik kiekvienos prenumeratos mokytojai, tai ten pirminim. Ir tada prisimenu mūsų lūžio taškas, kad pasiekti visus licenzijos susipirkimus ir palaikyti serverį ir sumokėti tiek man, tiek Martynai ir merginai, tai sekretoriai. Kad išsimokėti algas, aš prisimenu, buvo 6, man atrodo, 6 prenumeratos, nes aš prisimenu, mes labai mažas algas pasiėmė. Irgi papasakėt, sakėt, kažkokia įdomi istorija buvo su tam algų pasiskirstimu. Jo, mes taip padarėm, kad į mėnesį uždirbi 2 euriukus, o visas profitas eina tau, bet kaip suprantat, ir šito pokalbio girdėjot, kad mes ir su Martynu buvom pagrindiniai, kurie moka, tai mes ir esam tie mokytojai reitingė. Tai mes ir viską ir gaudavom, tai jokio skirtumo, ten ir gaudavau, gal pinigais nelabai mėgstu tarimės finansų, bet gaunu kažkokią sumą, pasiskirstau per pusę su Martynu, Martynas gauna kažkokią sumą, pasiskirstau. Tai vis tiek tas išliko toks, kad profilas, tada skirstomės per. Taip, tai judam toliau. Kokia buvo valdymo struktūra, visa komanda ir sakėt, buvo 4 asmenys, tačiau vėliau liko tik 2. Kokios problemos, kas nutiko, kodėl? Liko tas, kad mano tas atpalaidavimas lyderystės leido jam šiek tiek, aš manau, atsitraukti. Aišku, mes 4 buvom, viena buvo tuo metu mano ir Martyno draugų, ten draugė kažkokia. Ir jie ten susipyko ir tada jinai nelabai norėjo su mum bendrauti. Mes irgi kažkaip nelabai norėjom jos prisileisti. Vis tiek, online aš turėjau, aš lyderis turėjau. Vis tiek nebuvo jau tokio atgalinio ryšio, kai buvo. Nes pirminė dinamika, kai aš kūriau visą šitą labai idėją, Martynas buvo pašaliai šiek tiek. Ir aš prisimenu, kai aš skirčiau, man ten reikėjo surašyti, kas prezidentas, kas vyresnysis partneris, kas partneris, kas jaunesnysis partneris. Prisimenu, rinkausi tarp Martyno ir vieno žmogaus, bet rinkau pačią galvą Martyną ir aš manau, kas labai gerai padariau. Nes Martynas labai stipriai padėjo, nes jisai šiaip daug turi patirties. Nors turi pravardę finansininkas, nesigilink, nes žmogus kiekvieną kartą, kai paklausiu, tai kaip mums sekasi su finansais, jis nesigilink čia, tam bus gerai. Dabar įdomiai bus, kaip popierius visus tvarkys, bet viskas gerai. Aš tikiu, kad Martynas tikrai viską gerai padarė. Bet žmogus yra tas pasakymas ride or die. Tai jis su tavim iki paskutinio lašo. Tai aš džiaugiuosi, kad aš Martyną turėjau visą tą dinamiką tokia ir išliko, kad aš valdau, man padeda Martynas irgi po šaliai. Supratau, dar buvo įdomi istorija, kad priėmėte į komandą narį, kuriam tiesiog liepia mokyti tai daryti. Jo, ir tai jis ir išėjo.
Tai, bet čia buvo gan keistas dalykas, tiesiog žmogus pasirodė, jis, man atrodo, rugsėjo mėnesį susirgo, mes buvome vienintelė komanda, kuri turi 3 žmonės tik tai, mokytis tada, tiesiog prisijung prie jų. Tai žmogus prisijungė, jis padėjo mums tą Discordo serverį įsikurt, padėjo kai kurias kitus dalykus, bet pasitaugėtis. Bet iš čia turbūt irgi kyla toks kaip ir pasimokymas, pamokanti istorija, kad reikia atsirinkinėti į komandą labiausiai motyvuotus turbūt žmonės ir ne visada viskas nuo tavęs priklauso, kaip turbūt šitoj situacijai, bet turbūt vis tiek gavote šiokią tokią pamoką. Aš matau žmonės, su kuriais aš dirbu, nors aš jau sakiau, kad neprisileidžiu jų per arti, bet aš juos matau ir aš juos bent rinksiuosi ateityje. Manau, kad reikia juos rinktis kaip šeima ir su jais elgtis kaip su šeima. Nes aš prisimenu, aš tiesiog labai paprastai istorija, bet parodo. Prisimenu, mes įkūrėm kompaniją, sukūrėm jų vardą ir aš vizitinę kortelę sukūriau visiems. Kaip tai buvo turėti, kad gali įsitraukti kuo baigiau, aš čia toks ir toks, aš gal net galėčiau ir mes pabandysiu. Bet, turi elgtis su savo kolegom kaip su šeima ir rinktis juos kaip su šeima. Tai ir čia buvo tas, nes mes kalbėjom apie mano dropshippingą. Buvo pirmas verslas su human resources, žmogiškais ištekliais. Tai irgi buvo labai įdomus, nes tas toks, kai tu dropshippingą darai tu vienas, viską darai vienas, tau niekas nelabai stipriai padeda. HR buvo įdomus dalykas išmokti. Man reikėjo dar kokių gerų mėnesių, kad aš pagaučiau, kaip žmonės galvoja. Ir, bent Martynas man yra sakęs, kad aš labai, labai nekomandiškas žmogus. Kodėl kokia? Aš nežinau, aš visą savo gyvenimą kažkaip rinkausi visus tos sportus, kurie nėra komandos. Šlaukimas, MMA visą laiką vienas. Tai nežinau, gal atėjo toks, kad aš daugiausiai ir to ir siekiu. Bet pavyzdžiui, man stipriai padėjo persilaužti šitą kompaniją. Nes pradėjau, aš nespėjau šito, imk ir aš pasitikiu, kad tu padarysi tą darbą. Nes pas mane dažnai yra tas dalykas, kad aš paduodu kitam žmogui darbą ir aš galvoju, gal aš ir geriau padaryčiau. Gal man tiesiog pasėdėti dar iki 2 nakties ir pabaigti tą darbą gal vienam, bet tada sveikatą kenčia. Tai čia pamoka irgi buvo. Supratau, minėjot, kad iš tikrųjų gan lengvai pasiskirstant darbus, vienas už vieną atsakingas, kitas už kitą, bet ar iškilo kažkokių sunkumų pasiskirstant? Gal darbų? Ne, kažkaip Martynas nors ir mano draugas būdamas, jisai visą laiką kaip klausė ir suprato, kad aš šiek tiek valdau šitą visą dalyką. Ir nebuvo tokių, kad čia man draugas tik tai, o ne prezidentas, ar ne, ten tu manęs nevaldai visiškai. Mes kolegos, o kai prasideda darbės, mes kolegos, mes bendraujamės, aš darau sprendimus, klausausi jo, jeigu kažkoks kyla nesusitarimas, gerai, mes ten pasipykstam vienas su kitu, apsireikiam, bet baigėsi darbas, mes vėl draugai. Nesurišom mes labai stipriai asmeninių reikalų su kompanija. Čia irgi geras požiūris, kaip pasakyti, kaip jaunam versle atskirti tiek profesionalumo, tai yra darbą ir asmeninius santykius. Čia, manau, iš tikrųjų, kai pirmą kartą išgirdau, tai iš tikrųjų nustebino, kad taip lengvai pavyksta tai padaryti. Nes bent jau kiek aš kuriu, tikrai kartais pasitaiko, kad esi draugas ir draugiški santykiai. Ir su tuo tikrai reikia tvarkytis. Labai smagu, kad jums taip lengvai viskas gaunasi šitą prasme. Taip. Ar turėjot kažkokių tikslų, kuriuos keitėt, padarėt kažkaip iš naujo? Tai pamatų keitimas buvo tas toks. Pasikeis tikslas. Aš manau, kad yra toks angliškas pasakymas, the real treasure is the people you made along the way, not the end. Tai lietuviškai būtų, tai kad tikras lobis yra žmonės, su kuriais susibendravai ir kontaktavai ir turėjai pokalbį.
o ne tas pats tikslas. Nes žmogus, kuriam patinka bėgtis toliau visą laiką nubėgs, negu tas, kuris nori nubėgti kitos vietos. Tai aš tiesiog, man patiko daryti tai, aš nelabai stipriai tikslų kėliausi. Gal čia vienas iš dalykų, ką šiaip reikėtų dabar pagalvojus, kelti savo gal didesnius jų. Man tiesiog patiko, bet tai norėjau. Na, iš tikrųjų, ganėtinai svarbu kompanijai išsikeldant minimalius tikslus, kažkokius milestones, tuos taškus, kuriuos tu turi padaryti per kažkokį tai laiką. Tai iš tikrųjų labai paefektyvina darbą ir yra geras dalykas. Ar dar turit kažkokių įdomių istorijų ar linksmų pamokančių iš savo komandos, kuriam galėtumėt pasidalinti? Turiu vieną, čia gan greitą istoriją. Kai rinkomės komandos pavadinimą, kompanijos pavadinimą, rinkomės tarp daug, ten buvo vienas HelpIQ, prisimenu, mes sukūrėm, viskas, įrašėm į Junior Achievement programą, bet mes esam ClubIQ. Ir gerai, sėdu aš daryt Instagram'e, atsidarau, o gal yra ClubIQ kažkur. Įrašau ClubIQ, man išmeta šūkį striptizo klubą Rumunijoje. Ir atsidarau nuotraukas, pradedu scrollint ir taip galvoju, tai dabar arba žmonės ant šito paspaus, arba ant šito. Ir dabar reikia labai mus atskirti vienas nuo kito. Tai ką mes padarėme, aš prisimenu, ir ClubIQ kažkodėl buvo labai stipriai panaudotas, nes ten reikėjo tada club, ten __ IQ. Aš prisimenu, paprašiau visų draugų, kad kažkokį paimtų labai ten 2016 metais įkurtą akantą, paimtų, visi pradėtų baninti. Ir kai jį paėmė, tiesiog draugų visų paprašiau, ten susirinko 50 žmonių, kurie realiai pabanino tą akantą. Ir aš prisimenu, Instagramas ištrina tą vardą ir aš tada susikuriu ant to vardą viską. Tai buvo irgi įdomi istorija. Bet čia irgi turbūt pasimokam iš to, kad iš tikrųjų žiauriai skirtingos veiklos, striptizo klubas ir mokinių mokomoji bendrovė, kuri yra mokomi kiti mokiniai. Tai čia irgi pamoka tokia, kad prieš išsirenkant kompanijai gerą vardą turi pasidomėti, ar tai nėra jau užrezervuota, kad nebūtų tokių komiškų situacijų. Tai yra pasakymas, kaip pavadinsi laivą, taip jis ir plauks. Tai. Bet tai su tokiu pavadinimu ir nuskandint gali. Mums reputacija, kaip iš istorijų, kaip galima suprasti, visą laiką buvo įdomus kelias. Pakalbėkim šiek tiek apie būtent Eliotą visą procesą. Ar patiko iš vis dalyvauti tokioj programai, tokioj iniciatyvoje, akceleratoriai? Tai tikrai, nes net nėra kaip apibūdinti, nes čia tu už tokią sumą gali sukurti kompaniją ir išmokti tokių pamokų, kurias mes ką tik aptarėm. Čia yra ne pirmokėlio lygis, tu gali skaityti tas teorijas, kaip tu nori, aiškintis, kas ten yra kainos elastingumas ir visa kita, bet kaip reis tau realiai daryti, ne kainos elastingumas tavo gelbės subinė, o tokios pamokos išmoktos kompanijai. O gal galit kelias ryškiausiai jums įsirėžusias pamokas, ką išmokot? Čia kaip ir apibendrinimai būtų, ką mes jau kaip ir aptarėm. Būtų. Tikrai dėl tos sveikatos. Čia buvo didžiausias, manau, toks susižiūrėjimas, kad supratau, kad tiek lyderystė, tiek mano sveikata yra, tu eini pirmas ir tu už save esi pilnai atsakingas ir tu turi. Tada, aišku, tas išsiskyrimas žmonių irgi parodė lyderystės pamoką. Bet kitas dalykas, kad su Martynu mes nelabai maišėm to asmeniško gyvenimo, bet buvo tokio šiek tiek maišymo asmeniško gyvenimo ir aš supratau, kad jeigu dirbi su žmonėm, turi labai mokėti atskirti vieną nuo kito. Ir jeigu nebuvo čia su ta istorija, kad bandėm sukurti svetainę ir tas lūžio taškas pakilo iki kosmiškos kainos. Tai čia buvo pinigai tokia pamoka, kad jeigu rizikuoja, tai jau rizikuok atsakingai.
Nes aš pilnai žinau, kad jeigu aš būčiau, surizikavęs ir paėmęs tą svetainę, nebūčiau aš jos išpildęs. Kad ir tuos tikslus, kad ir su visais būčiau bendravęs, kad ir nebūčiau aš pasiekęs 58 prenumeratų per mėnesį. Ir kad dar pasidaryti profito. Mes ten vos būtume išlipę iš to. Tai jeigu rizikuoju, tai apmąstyk visą riziką ir tada tik tai rizikuoju. Rekomenduotum šią Junior Achievement programą kitiems savo draugam ar šiaip žiūrovam? Rekomenduočiau. Žmogus, kuris sėdė už durų, kai mes važiavom čia, šiam aiškinau, kad darysi. Ir čia neatsikalbėjinėjimas, ir atsidarysi, ir aš padėsiu. Tai, nes čia, čia yra gal geriausias toks įdomesnis dalykas, koks nutikęs yra. Išmokė tiek pamokų, kad, čia galima kalbėti ir kalbėti apie tai. Jeigu išanalizavus kiekvieną dalyką, ką blogai buvau padaręs, ką gerai buvau padaręs. Kaip suprantu, ir kitais metais tikrai dalyvausi. Kitais metais tai tikrai. Jau tarėmėm su Martinu, apie ką darysim. Ir jau šį kartą sakė Martinas, jisai bus prezidentas. Bet aš kažkaip nujaučiu, kad jisai prezidentas bus, bet aš kaip viceprezidentas labai daug dirbsiu. Turiu tokią nuojautą, nes jau šiais metais ir finansai mano bus, ir visą kitą, tai pažiūrėsim, mes kitais metais tikrai prisijungsim. O jau turit kažkokią idėją, kurią galėtumėt pasidalinti, ar dar kol kas norit paslaptį išlaikyti? Pasilaikysim paslaptį. Pratau. Taip, tai apibendrinimui jau galutiniam, tai šiuo metu rytoj kompanijos bankrotas, jau su šitą idėją Geriausias dalykas, kai kompanija būna, išsimokė savo algą ir einam namo visi ant vasaros pailsėti. Viskas gerai, jeigu skolų nėra, jeigu skolas bijo, to nuostabu. Kai skolų nėra ir gali uždaryti per 15 minučių, tai labai geras dalykas. Nei bankroto administratoriaus reikia, nei ką. Taip, bet toliau veiklą tęsite kitais metais, jau kita idėja. Taip, nežinau, turite dar kažką pasakyti, pasidalinti, ar jau taip ir finalizuojam šitą podcastą? Aš manau, kad vienas iš geriausių toks, labai ačiū šiaip iš tikrųjų, kad pakvietėt, toks, ačiū jums, kad dalyvavot. Taip, nes, kiekvienas, aš manau, žmogus yra save įsivaizdavęs interviu ir save ant podcast'o, ir aš labai didelis Joe Rogano podcast'o fanas, tai irgi toks buvo šiurpulys įeinant, kol eini, kol skaitai, galvoji, ką sakysi, ko negalima sakyti. Svarbiausia. Tai labai patiko ir visai Junior Achievement programai labai dėkoju ir daugiausiai dėkoju žmonėms, su kuriais aš dirbu. Martinui ir visiems kitiems. Tai galbūt dar kažką turi pridurti, ką norėtum pasakyti, galbūt kažko ieškai, kažkokios pagalbos. Jo, aš gan jau ilgą laiką atsižvelgiu į mentorių tą visą dalyką, nes man papasakojo ekonomikos mokytoja apie tai. Aš labai norėčiau prisijungti, tai jeigu kažkas ieško ir patiko šitas podcastas, tai nebijokit kreiptis. Ir nežinau, man atrodo, jūs galite tiesiog rasti mano numerį ant kažką tokio per įsirašęs mano vardą ir pavardę Google. Tai dėkui, kad žiūrėjote antrąjį Lietuvos Junior Achievement Alumni podcastą. Nepamirškite pakomentuoti, kas patiko, nepatiko, galbūt kažkokių pastebėjimų turite, Stepanui žinoma įsiklausys, pasižiūrės, ką galėtų ateityje kitaip padaryti turbūt. Ir žinoma, palaikinkit, pasubscribinkit ir dėkui visiems už žiūrėjimą.